Sveiki atvykę į satsangą. Šanti, šanti, šanti. Asmenybė, kokią mes žinome, yra išgalvota. Argi taip nėra? Jeigu galite ją suvokti, juk jūs ją suvokite. Laisvė nuo konflikto yra pasiekiama tada, kada jūs išsivaduojate iš asmenybės, suvokdami ją tokią, kokia ji yra, kaip išgalvota. O konfliktas yra formuojamas ego struktūroje augančioje tarp žinių, nuomonių ir jausmų. Ir kada jūs suvokite, jog asmenybė, kurią jūs save laikote, tai yra mintis, jūs išsivaduojate. Išsivaduojate ir jaučiate, jog jūsų asmenybė tikrai visada buvo tik išgalvota. Taigi, jeigu jūs suvokiate, jog jūs nesate kūnas, tada jūs esate sąmonė. Ir kaip tai pasiekti, jūs tiesiog aprėpiate save savo dėmesiu ir suvokiate, jog jūs save galvojate. Jeigu jūs save galvojate, galbūt tai, kuo save laikote, iš tikrųjų tai nėra, o tik mintis. Ir jeigu jūs galite save įsisąmoninti, reiškia, jog jūs esate išgalvotas personažas. Išgalvotas ir nerealus. O kas tada yra? Tada yra sąmonė. Ir jie atsiskleidžia jums, kada jūs suvokiate, jog jūs esate išgalvotas, nerealus.
atsiskleidžia tai, kas buvo uždengta, o buvo uždengta sąmonė. Ego dar kitaip yra kūno koncepcija ir jie yra iš tiesų tiesiog mintis išsigalvojimas. Ar kitaip nėra, jeigu jūs įsisąmoninate tai. O po ego yra paslėpta sąmonė, kuri išsiskleidžia, kada jūs suvokiate, jog jūs nesate kūnas. Kada jūs aprėpiate save dėmesiu ir suvokiate, jog jūs save galvojate ir tai tėra mintis. Tada sąmonė būna atidengta ir jūs suvokite, jog jūs visada ir buvote ta sąmonė, bet to nepastebėjote. Protas jums kuria ateitį, kuria praeitį, o iš tiesų ateitis ir praeitis tai yra įsigalvojimai. Proto rėmai, iš kurių jūs turite išeiti, pradėjo koncentruotis į save. Ir išėjimas vyksta tada, kada jūs suvokite, jog jūsų asmenybė tai yra mintis, tai, kas yra išgalvota. Ateitis ir praeitis tai yra proto projekcijos. Ir iš to išeiti galite, suvokę save kaip išgalvotą, nerealų. Jeigu jūs galite save suvokti, reiškia, jūs esate suvokimo nerealus objektas. O kas yra
yra tai, kas vadinama sąmonė ir jūs ją ir esate. Bet laikote save nesuvokime, jog jūs iš tiesų ją esate. Tiesiog ji yra uždengta to, kas yra vadinama egoizmu. Jeigu norite išsivaduoti, tai yra ego tendencija. Juk noras yra egoistinis. O tam, jog išsivaduotumėte, suvokite, jog tai, kuo save laikote, tai yra išgalvotas nerealus įspūdis. Kurio iš tiesų nėra. Tendencijos dar kitaip yra vadinamos samskaromis ir jos jūs klaidina, tai yra tiesiog proto projekcijos, kurios yra nugalimos, kada jūs nustojate laikyti save kūnu ir patiriate tai, kas yra vadinama sąmonė. Samskaros dar kitaip įspūdžiai. Ir kur tie įspūdžiai yra, jeigu jūsų nėra. Jeigu jūs suvokiate save kaip išgalvotą. Taip vyksta jų išrišimas, jums suvokus, jog jūs esate ne tai, kuo save laikote ir įsisąmoninate, jos pradeda įsirišinėti. Jūs tiesiog jas išrišate, kada jūs suvokiate, jog jūs nesate kūnas, o kūnas tai yra įsigalvojimas. Tai, kas yra laikytina kūnu, tai yra įsigalvojimas.
galite jį įsisąmoninti. Ir prie kūno būna lipinamos milijonai žinių blokų, milijonai jausmų ir visame tame kyla konfliktai. Ir dėl tų konfliktų jums pasidaro negera. O jie yra nugalimi tada, kada jūs suvokiate save pilnai, totaliai, iki tokio lygio išauga jūsų sąmoningumas, jog jūs priimate save kaip tiesiog sąmoningumo objektą, kuris nėra realus. Tada atsiskleidžia tai, kas yra vadinama sąmonė. Tie žinių blokai tai yra egoizmo bagažas, kuris jūs kankina. O nugalėti kančią galite iš jų išsivadavę. O kankina todėl, jog tie blokai prieštarauja vieni kitiems. Tuo, ko save laikote, tai iš tiesų nėra, nes tai yra suvokiama. O jeigu tai yra suvokiama, reiškia, tai tėra mintis. Tai suvokus, jūs tuos žinių blokus atjungiate ir jums pasidaro lengva, gera ir šilta viduje. Jūs grįžtate prie savęs pačio, kuo iš tiesų esate sąmonės, į save patį, į tai, kas jūs iš tiesų esate, nuo to, kas buvo jums prikabinta. Taigi apriepę save dėmesiu galite save įsisąmoninti. Ir ar tada tai, ką įsisąmoninate, nėra tiesiog mintis.
pradėdami fokusuoti dėmesį į save, jūs gaunate šansą į išsivadavimą, nes inquiry praktika yra tam, jog jūs išsivaduotumėte, o ne šiaip sau. Ir yra jau ne vienas įrodymas to, jog inquiry praktika veikia. Veikia, nes jie yra iš tiesų dvasinė praktika, o ne tai, ką jūs galvojate. Galite išsivaduoti ir malda, bet tam turite realizuoti nenutrūkstamos maldos principą. O tai yra atliekama tokiu principu, jog jūs laikote, taip nupaišote maldą ir laikote ir dieną, ir naktį. Ir taip realizuosite nenutrūkstamos maldos principą. Daugelio yra pasakyta, jog galima išsivaduoti ir malda. O kas iš tiesų yra tas išsivadavimas? Argi jūs negalite savęs suvokti? Taigi, argi jūs nesate tiesiog mintis? Išgalvota. Galite išsivaduoti ir pats, aprėpę save savo sąmoningumu ir suvokę tai, jog kūnas yra išsigalvojimas, išgalvotas ir neturintis savo individualios realybės. O realybė esate jūs pats. Kodėl realybė? Todėl, jog neribota absoliuti sąmonė. Jeigu jūs galite save visapusiškai stebėti,
reiškia, jūs esate išgalvotas. Išgalvotas, o ir nerealus. O tai, kas yra realu, yra sąmonė. Tobula, absoliuti, neribota sąmonė, kuri jūs iš tiesų ir esate. Bet maldos tikslas, kurį užsibrėžia daugelis, būna augimas tiesiog ego struktūros. Dėl to turbūt nedaugelis ir tampa prašvitusiais. O kas tai atlieka, turbūt 99 procentai iš vadinamų ego tendencijų, kurios turi būti išrištos. O jeigu jūs norite išrišti tas ego tendencijas, turite nuraminti savo protą, koncentracijos dėmesio į save. Jūsų protas turi būti toks ramus ir švarus, jog jum įsiskleistų jūsų sąmoningumas, kuris jūs iš tiesų ir esate. Ir jūs tiesiog permąstytumėte viską iš naujo ir pervoktumėte. Jos gali būti išrištos tik tada, kada jūs esate ramaus proto, nes kaip banguotame vandenyne per bangas negalite matyti dugno, taip nematysite tų tendencijų neramių protų. Tai yra dar kitaip vadinama dvasiniu egoizmu. Visos šios tendencijos ir jūs suvokia, jog mintis aš tai yra įsigalvojimas. Mintis, jūs jas dalinai nugalite. O suvokia, kad aš mintis ir mes jūs jie jos. Tai yra įsigalvojimas, mintis nerealios. Jūs tą egoizmą jau iš tiesų tendencijas jo pakertate. Suvokite tiesiog, jog jūs esate nerealus ir jūsų iš tiesų nėra. Ir jūs momentaliai išsivaduosite iš visų tendencijų ir egoizmo. Pabūsite kažkiek niekuo, o po to
suvoksite, jog jūs iš tiesų esate nemirtinga tobula sąmonė. O egoizmas liks kaip niekas, kurio iš tiesų nėra. Toks yra tiesioginis būdas. O visos praktikos sugalvotos yra sugalvotos kaip pagalbiniai instrumentai, bet tiesiogiai ką jūs galite atlikti, tai tiesiog suvokti, jog jūs esate išgalvotas, nerealus ir likti tokioje būsenoje, kol neįsiskleis sąmonė. Jūs jau šį momentą esate ši sąmonė, bet nustokite save klaidinti išgalvotais dalykais tokiais kaip kūnas. Suvokite, jog kūnas yra tiesiog išgalvotas, nerealus. Kodėl jis yra nerealus? Argi jo negalite įsisąmoninti? Jeigu jūs jį įsisąmoninate, reiškia, jis yra sąmoningumo objektas, kuris yra galvojamas, o ne tai, kuo jūs jį laikote. Jeigu jūs jį galvojate, reiškia, jis tėra mintis. Kai jūs suvokiate, jog jis tėra mintis, tuo metu jūsų sąmoningumas išsiplečia per visą jūs ir jūs suvokiate, juk jūs save galvojate. Ir taip vyksta suvokimas, jog tai, kuo save laikėte, tai yra mintis. Tam įvykus, po kurio laiko ir vyksta suvokimas, jog jūs esate sąmonė. O kas ta sąmonė iš tiesų yra? Jie yra jūsų siela. Jūsų siela išsiskleidžia. Ir jūs suvokiate, jog jūs esate nemirtinga, neribota, absoliuti sąmonė. Taigi su siela yra kitas būdas išsivadavimo iš kūno koncepcijos. Tai jūs tiesiog savo sielą išplečiate ir matote, jog viduj yra sielai priklausantis mechanizmas, kurį jūs jaučiate ir suvokiate. Taigi tiesiog suvokimo
dalykas. Kai tai įvyksta, jūs tampate laisvas nuo ego tendencijų. Taigi jūs esate sąmonė, mes visi kartu esame vienas su visais aplinkiniais. Mūsų supančiais, kaip vandenyno bangos nėra atskirtos nuo vandenyno, taip mes nesame atskirti nuo mūsų mylinčių, supančių aplinkinių. Ir kaip vandenyno bangos yra vienovėje su vandenynu, taip mes esame bendrame sąmoningume su visais mus supančiais aplinkiniais. Kaip dangaus skliaute debesis yra neatskirti nuo dangaus, taip mes nesame atskirti nuo visų žmonių. Mes esame viena su visais. Kaip medyje yra mediena, taip mes esame viena su kitu. Kaip medžio lape yra lapiena, taip mes esame vienas su kitu. Kaip ant žemės padėto butelio atsispindi visas dangus. Jūs galite pradėti matyti su vandeniu butelį, jūs galite jame atsispindi visas dangus su visais dangaus objektais. Ir mes tokiu pačiu principu esame visi viename sąmoningume vieni su kitais. Bet jog tai realizuotųsi, mes turime suvokti, jog kūnas yra iš galvos
išgalvotas ir nustoti dengti šią realybę, jog mes esame sąmonė. Butelėje matosi ir mėnulis, ir žvaigždynai. Tuo pačiu principu mes esame bendrame sąmoningume vieni su kitais. Darbas su ego tendencijomis vyksta tada, kada jūs suvokiate save visą su tomis visomis tendencijomis kaip išgalvota. Tada įsiskleidžia sąmonė. Ačiū, jog buvote su manimi satsange. Iki pasimatymo. Šanti, šanti, šanti.